Sveiki visi, čia ir vėl mes žaidžiam Farming Simulator 2011. Štai matome, mūsų draugelis lošia farmingą. Jis jau žinokit profas. Visiškai. Eit, nesigir. Su modais. Nu, su modais čia žaidžia. Nebijokit čia biškį. Ir iš karto atsiprašau dėl kokybės. Čia pagal telefoną Samsung Galaxy Mini, tai nieko gero. Bet žinokit, iš karto paskau su modais visiškai geriau. Nu jo, skraido viskas. Nu, būna ir linksmybė per modus. A per paprastas, tai užstringa traktorius ir viskas. Aš rolonas labai gražiai kraunu. Nevarykit ant manęs. Taip, tai jau pažiūrėjote visą minutę, tai džiaugiuosi, kad iškentėte kokybę, o filmuosime biškį ilgiau. Na tai. Taip, tai patarčiau turėti šitą žaidimą. Nors aš nelabai mėgėjęs ant tokių va. Nu, kam patinka ūkis, traktoriai, taip toliau, tai galite, sakau, jei neveža kompus, tai atsisiųskit 2009. Nu, žiūrėkit, ir man nepatinka labai šitą žaidimą, bet man jį malonu žaisti. Nors sąmonės galima daryti. Ir nesąmonės, aišku. Žiūrėkit, kaip viską. Žiūrėk. Bandysiu pakrauti. O, eina. 3, 5, 3, 0, 3, 6, 9 $. Palaukit, žiūrėkit į pinigus. Stebuklas? O jo, tas stebuklas. Gavau pinigų. Kaip galvote, iš kur aš jų gavau? Kaip gėjai nemodai. Va matome, kad jis pila šudą. Ir labai tvarkingai. Nes iš to tai blogai. Važiuoju dabar atgal į namus. Pamatysite mano gražius namus. Na gerai, namai kaip namai. Bet vis tiek. Ir labai patariu įneiti ir žiūrėti PewDiePie, jei žinote, ir kitus įžymius youtuberius, kaip ir Popular MMOs, Captain Sparkles. Žinoma, žiūrėkite mus, laikinkit. Ypač ir lietuviškus, Stimo Media, tada Teidvinas, nors ir seniai nebekelia. Bet geriausia, kad jūs žiūrėtumėt mus ir laikinkite ir subscribinkite. Jei kas nors nepatikite, tai nedarykit dislike'o, tiesiog parašykit, kas jums nepatiko. Jo. Nors ir nerašykit apie kokybę, jau mes patys žinome, tai nors galit rašyti. Tai mes jau kaip antrą dieną kūrėme, jau antras video. Labai gerai. Nu tai čia jau sėta labai gražiai. Tai matot. Ant kelio biškį. Mūsų dabar tikslas 5 laikai. Ir nors 1 subscriberis. Va dabar, pradžiai. Bet paskui, nu žiūrėsim. Nors dabar tai tiek. Nors galvojat mažai, bet mums dabar daug. Žiūrėk, matot? Fūra. Argi gali būti Farming Simulator fūra? Gali. Tai aišku, tik su modais. Čia kaip Domerio pagrindinis traktorius, galim sakyt. Šiaip beveik pagrindinės tas būt. Šitas va. Žiūrėk. O dar turi hamerį instalevęs? Ne. Kodėl? Tai labai geras įsikūrimas. Žiauriai patarė į, tokią džipukom karinę. Instaliuot moduką. Tai įdomi, papasakok. Kas čia per žaidimas? Čia yra... gali pavadinimas Farming Simulator 2011.
ūkio ir visokių taip toliau darbai, ten reikia dirbti, kulti, nu visokius ūkiškus darbus daryti. Ir žinokit, galiu pasakyti, nors čia nuobodu kiekviem, bet patari. Padurniuot linksmą. Labai. Gali užkopti ant kalnų, nušokt, užsikabint kažkur, tiesiog žiauriai juokinga. Patari šitą žaidimą, žiūrėk, žiūrėk, kaip viską turės. Gerai, jeigu praėjo kokios... O jūs norite atsiųsti modų, jei jūs lietuviai, nors ir ne lietuviai, tiesiog prašykite modai.lt ir ten rasite visus modus. Žinokit, gal dar vieną video padarysim su Minecraftu. Tai nežinau, gal tutorial pakalbėsim, kaip ką daryti, nors pats nieką nežinau. Tai gerai, artėjame kaip ir prie pabaigos. Atsiprašome dėl trumpų video. Jo, su kokybė tai ir ilgų, su kokybė gera, tai ir ilgų labai nedarom. Tai va, artėjom prie 10 minučių. Pabiški, bet viską. Dar mums liko dar panašiai 4 minutės. Jei jūs žiūrėsite visą video, tai pagarba. Jei dar norite, kad mūsų anoniminis draugas padurniuotų ar ką padaryti kartu, tiesiog žinote, ką daryti. Parašykite. Gerai. Porą žaidimų turim, tai jei kas nori, galiu pažaisti Far Cry'aus, jei kas nori, galiu pažaisti Minecraft'o. O jei kas nori, tai tiesiog va šitą žaidimą. Gerai čia. Jei norėsite, galėsiu dar atsisiųsti 2009 ir jums parodysiu, kaip ten viskas yra. Ja. Nors kažką darykit. Mums tik pradžiai 5 laikų, ar čia daug? Ir 1 subscriberį. Galite daugiau. Aišku. Kaipgi nedaugiau. Matote? Ir visi... matote, žolainas. Kai kurie klausia, kaip galima, kad pats važiuotų. Tiesiog, kai jūs važiuojate, gali dar nepradėti kulti, pamėgėte H. Matote? Atsisuk į kombainą. Matote? Gal nematote, kad ten žmogus yra. Tut. Domė brolis. Kokia domė? Čia Dominikas vairuoja, taip. Dominiko brolis. Čia mano... Čia girdite šitus garsus, tai nerimaukite. Čia biški YouTube mes žiūrėjome, tai... Tai gerai. Kitą video dar gal sukursime. Gerai, jau gal nepastebite pro mano telefoną, bet čia naktis jau ir labai tamsu, nors čia taip jau nesimato. Gerai. Prašykite, ką daryti, ar sėti, ar taip toliau. Arba taip kokį žaidimą pasiūlytumėt, kad pražaistumėt. Jo, pažaistumėt. Pražaistumėt tiesiog. Aš labai atsiprašau dėl kokybės. Kol kas, kameros neturim, bet jis turėsim. Tai viską parodysim. Tai gerai. Liko... Kažkur minutė. Apie jo. Tai gerai. Tai sakau, rašykite, ką jūs norite, kad mes darytume. Jo. Pavyzdžiui, kultume, pavyzdžiui, sėtume, pavyzdžiui, pjautume žolę, ar aprodytume modus. Taip. Tai gerai. Tuoj va ir į pabaigą mes einam. Gerai. Tai 10 minučių. Dar 10 sekundžių, vyrai. Gal biškį ilgesnį padarysiu.
Gal nereikės. Neit, ilgesnė. Ai, meluoju. Na gerai, subscribite, rašykite komentarus, prenumeruokite, jei kas nežino, kas Pyp, susiraidė. pyp. Ir laikinkite. Ir mes va ką tik Pasikabinome. aš tai tikras lietuvis. Va kokias šunybės galima krėsti. Užvažiuojant mašinos su kombainu, o ten mašinoj nieko nėra. Nu tai gerai, baigiame šiandienos video ir ačiū, kad žiūrėjote, nors tiek laiko. Ir prašome prenumeruoti, laikintis ir komentuoti. Viso gero. Viso gero. Čia kaimynai.